Va, Arvydas ant super dildo, pirmas metimas ir žuvį. O taip va. Lydys, opa! Ir atsikabino. Yra lydžių čia. Ne, reikia ant lydžių man ir persimest. Pirmą metimą padarai. Geras. Neužkirtau. Nu, šitas ant ribos, ne? Panašu, kad gal ir trauks skaitinį. Nu ką, veiksmas yra, žiūrim. Gal pabandyti ir man kažką įdomaus pagauti šiandien. Ešerių yra, pagavom. Pabandysiu tokį sliderį. 7 cm kestantis. Gal tą priekinį kablį nuimsiu, kurį gumai naudoju. Nu vo. Kiek čia mes gilio atsistojam, Arvydai? 5 metrus. Bet ten biškai giliau man atrodo, ne? Gali būt. Gal tas įrankis mano ne visai tinka wobleris gaudyt, bet kadangi slideris visiškai nereikalauja to tokio kaip ne wobleris, tai nieko. O, Deividas smaginasi su matroskai. Žiūrėsim, kaip čia toliau mums pasiseks. Jie tokie stambus, ešeriai kambali. Long John. Ne, fantastinis masalas, fantastinis. Dasis fantastiškas. Ir dideli, ir maži. Bet kokiai žuviai? Nu ką, labai įdomiai gaudom, 3 gaudom. Vienas man iš kairės ultralaitų. Ešerius aš lydeką ant gumos bandau, džiginu. Ir Arvydka iš dešinės ant super dildo. Bet Arvydka jau 3 lydžius turėjo. Nu čia jau nereikėjo taip stipriai meluoti, kolega. Neturėjote jūs 3. 3 kibimus, 1 lydį paturėjote. Nu, žiūrim toliau, kaip bus. Na, Deividas ešerius begaudydamas įkalė kažką rimčiau, panašu, kad lydeką. Palaikyk, Arvydai, padėsime, iškils į tą. Ai, nebėr. Nuėjo vėl. Nu, tai. Mažutis kabliukas. Nu, ką darysi? Kitas neskubėkit. Neskubėkite, Gaspadoriau. Labai pas jūs ta skubota traukimo technika. Nu, tai jau čia. Nei šis, nei tas. Tikėkimės dar bus čia. Vėjas grėsmingai kyla. Šiandien pranešė 25 km per valandą. Šitam ežerį tai jau audra. Teks lysti kokias kišenės. Nu, žiūrėsim, kas toliau bus. Nu, va tokio įdomių vietoj nusprendėm pažvejoti. Tiltas senas. Erne Bridge. Pastatytas 1885 metais. Nu, matos tikrai arkinis senas tiltas. O ko tu keikės kaip koks mužikas? Nu, ir ištuos tave. Bando mešerį viliot po tais tiltais. Žmonės tiesiog valgo va savo pietus, žiūri mus į juokiasi. Čia, ble, tie kruizai. Tai vat vienas atplaukia, ar jisai žiūrėk, mes tikrai gal jam maišomės? Taip arti gyvenamųjų. Opa, sėdi. Pirmas ešeriukas prie tilto. O toks va. Ir vėl ant Lucky Johno morkos. Toks įdomus, be dryžių, ne? Ešeriai pas juos. Jeigu kruizeris neužplauks ant mūsų, tai bus gerai. Mes taip arti žvejojam gyvenamųjų namų, kad girdisi, kai žmonės atsidarė langus ant kosi ir perdžia. Kol žvejojam, kažkas seksas turi. Nėra labai daug čia ešerio, galiu pasakyti. Būtų jau kaltų gerai. Bet čia dar pabandysim prie to leptelio. Gal atsistojam nevykusiai.
Jeigu jau Dariaus geltonas mepsiukas antro numerio tyli, tai žinokite, kad šūdas ne vieta. Tu pasižiūrėk, kokia čia srovenė. Tai kaip tik jinai pamata ir turi griebti, nes jai laika nėra galvoti. Ką, bandysim toliau, žiūrėsim, kaip čia bus, kaip čia seksis. Opa, tik nuleidau ir iškart paėmė šviešį. Galiu pasakyti, biškį stipresnės. Ne, peilis, lydekaitė. Op, kad duoda jinai čia. Tai tokie savanaudžiai niekas nepadėsite, ne? Ne, nu tai šnekėjom. Taigi pats sakas už nugaras. Eikit jūs draugai, dar jūs draugai skaitotės. Nu ką aš jums sakiau, Lucky John. Tai yra lure number 1 in the world. Labai universalus masalas. Labai. Ir lydeka. Ir ešerį. Su kamera reikia pasodinti žalią valtį, kad jis pasėdė vienas ir paleis palei jį. Jau nusibodo komentarai. Gerai, Arvidai. Girdžiu kažkam ryte gergžda. Opa, nu va, ta pati morka. Ką galiu pasakyti? Labai geras masalas. O čia, kas iš... Op. Tiesiai tašė pasarvytką. Keista, kad su žuvis. Žino, kur šilta vieta. Pasarvytką. Iki. Opa. Na, taip va. Visokių nuotykių žvybo nutinka. Nu ką, žiūrėjom toliau, žiūrėsim, kaip bus. Tas turi kažką gražaus. Ne, lydeka. Lydeka, mačiau šoną. Ešerys, ui, bajavas. Jau. Skaitinis. Skaitinis. Ačiū, Arvytka. Nu tai paimkite tą samtį, prašau, ponas. Ačiū. Gražus. Gaila tik tai, kad ne ant Lucky Johno. Gaudom toliau. Nu va, sustojom įdomioje vietoje, vėlgi po senų tiltų kažkokiu ar tai išrinktų ar sugriuvusių. Ir Deividas įkalė. Oi, graži lydeka. Laikyk. Laikyk mano kotą. Ant woblerio? Į zoomę. Vėl į mano pusę daugiau. Panašu, kad graži žuvis, pažiūrėk. 4-5 kg bus. Nebus. Malo paprašė. Čia upė jos. Opa. Nu ne, nebus. Galbūt. 3 galbūt. Nu, graži žuvis. Ir jo kaip, ką? A ne? A tai tu tik įmetei? Ne, žinau ir pauzą darai. Aš esu sutvarkyti reikalų bus.
Matau. Iš priekio kaip iš čia. Позор. Gražiai, gražiai. Pagavo tau. Lauk biškį. Arti gal 3. Nebekamuoja. Ką? Nekamuojam, paleid. Gražiai, gražiai, gražiai. Taip paleidinėjau už galvos, laikiau, blėt, kai susisukėm, kai jobina per pirštus. Nu ką, gaudom toliau. Prie pat valties Deividui. Aš mačiau, kaip jinai atėjo. Ir vėl ant to pačio Isuzu. Aš sustabdžiau. Palaikyk, padėsiu. Ai, tu matėjai, kaip paskui atėjo, ne? Atėjo, jinai nekalė iš karto. Aš sustabdžiau. Nu gražiai, klausyk čia. Maladėc. Imk, tvarkykis. Matai, valtis pati atplaukė, kur lydėka. Ramiai. Biški žionus numušė, kaip ne? Ai. Ai, negerai. Apgaudė. Bet matai, nesklėrė šitas atsukėm. Ne. Bet mačiau, atėjo, susisuka. Aš tada sustabdžiau atgal biški žemyn ir apsisuka pasiėmė. Ai, jau norėjo, kaip apsisukus jau mauti atgal kažkur? Jinai atvarė, sustoja kažkaip. Ir aš jau kėliau iš lėtą, žinai. Atgal paleidau skrys, pradėjo jinai susisuka, hupt ir pašla radymai. Bet iš išorės, va, matai, užsikabina. Gražiai žuvis. Žiaunas, pažiūrėk. Trioškė gal trauks. Apie 2,5. Nu, plauk, mama pakvies. Opa. Na ką, baigiam šios dienos žvejybą. Parodyk karvytką savo masalą. Vibratorė. Dildo. Nieko neišėjo. Pabandėm vobleriais pagaudyt. Dideliais įvairiais. Deividas norėjo užbaigti žvejybą šeriais, nieko nesigauna, reikia judintis, kol susikrausim. Kelionė 2 valandas iki namų. Taip kad užteks šiam kartui. Gal geriausiai